Pirmasis gavėnios sekmadienis ir žodis skelbiamas iš mūsų lūpų, iš bažnyčios lūpų yra kaip to Jono Krikštytojo, kurį ką tik klausėmės iš Evangelijos pagal Morkaus 1 skyrius 12-15 eilutės, kuris buvo tyrose šaukiančiojo balsas, Jėzaus balsas dykumoje. Jonas yra suimamas, balsas yra nuslopinamas, tad pats Dievas, kuris tarė žodžius, kuris renkasi mus kaip balsus, išeina į gyvenimo sceną, o konkrečiau į gyvenimo kovą. Pirmajame skaitinyje girdėjome iš pradžios knygos 9 skyriaus 8-15 eilutė, net 5 kartus Dievas per savo ištikimąją tarną Mozę ištarė žodį sandora, sandora, sandora ir dar kartą sandora. Kas yra sandora? Kodėl gavėnę pradedam šiuo žodžiu? Sandora yra santykis su Dievu. Sandora yra susitarimas su Dievu. Sandora taip pat yra tokie 3 momentai, kai mes pasižadam ir įsipareigojam su Dievu gyventi pagal žaidimo taisyklės. Žaidimo taisyklės pasiūlo pats kūrėjas, pažindamas tavo trapumą ir puikiausiai žinodamas savoje galybę. Be manęs, brangus mano vaikai, sako Viešpats, jūs nieko negalite. Pelenų trečiadienį, kai mums barstė ant galvų pelenus, ten yra ir tokie žodžiai. Iš dulkių esi sukurtas. Žmogau, kad ir koks tu bebūtum nuostabus pagal Dievo atvaizdą, tas atvaizdas sukurtas iš dulkių. Ir deja, dėl mūsų padarytos klaidos, pirmųjų tėvų nuodėmės, esame šiame laike, šioje istorijoje, esame paskirti į dulkes ir sugrįžti. Todėl pirmoji geroji žinia šiandien. Brangieji, visiškai nekompleksuokit, nesistengkit susireikšminti, būti reikšminga dulke, nes tai labai juokingai atrodo. Viešpats kviečia, būkime nereikšmingi, bet prasmingi. Jėzus, kuris ateina vietoj savo pusbrolio Jono balso, primena, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Sandoros neįmanoma laikytis, neatsivertus. Žodelis, kurį graikų kalba parašytas Naujasis testamentas, šis tekstas, kuriems perskaičiu lietuviškai, graikų kalboje, tas žodis atsiverskime reiškia metanoje. Jis reiškia ne vieną tik tai žodelį kažkokį tai atsiversti. Pavyzdžiui, vaikai, jeigu mane matote, ar girdite mane vaikai, kurie dabar bendraujate sandoriškai, esate santykė vienas su kitu. Štai ką aš dabar padarau. Matot, knyga užversta. Dievo žodis yra tavo šviesa, yra tavo GPS, tavo žemėlapiai. Jeigu tu neatsiversi, pasiklysi. Taigi Viešpats sako, pirmas dalykas, žodelis atsiverskime, vaikai, tėveliai, per gavėnę tegul kiekvieną dieną, ryte, pirmas dalykas, ką turėtum padaryti, neįsijungti išmanų televizorių, telefoną, bet atsiversti Dievo žodį. Pirmas žingsnis. Ir tik tai atsiverti Dievo žodį, sugebėsime žengti kitus sandoros galimybę išlaikyti
mūsų priemonės. Taigi atsivertę, žodis toliau tęsiasi metanoja, pakeisk mąstymą. Pakeisti mąstymą tai reiškia pakeisti ir žiūrėjimo kryptį. Jeigu tikriausiai vaikai, moksleiviai pastebėjote šiandien, visi, tikrai reikia, dabar jau galime su baime pasakyti, buvo kažkada tai ne visi, dabar jau visi. Ir dideli, ir maži. Netgi tėveliai, netgi močiutės, mes kažkada buvome tie, kurie dažniau pakeldamam akis į dangų. Ir džiaugdavomės saulę, gamta, grožiu, žiūrėdavom vienas kitam į akis mokykloje, darželyje, šeimoje. Pasakysiu tokį juokingą dalyką, pasimatymuose. Neseniai grįžau iš Italijos. Labai nuostabi šalis, vakarėlis ar ten restoranas. Taip pat ir Lietuvoje galite matyti tokį vaizdą. Žmonės ateina į pasimatymą ir nebežiūri vienas kitam į akis. Jų kryptis žiūrėjimo yra va tokia. Yra dabar toks techninis žodis, kadangi angliškai daug kas mokom, kaip sako, skrolina. Tai toks va tapšnojimas. Kartais vadina lietuviai tapšnoksliai. Ir jie tapšnoja ne vienas kitą, vaikai nebe mama, tėti tapšnoja, bet tapšnoja tą daiktuką. Net kūdikiai ir tie. Išėję į lauką, kūdikis bando debesius patapšnoti, prastumti kaip ant to išmanaus daikčiuko. Ar ne juokinga? Taigi mes, jeigu pastebėjote vaikai mokykloje, į ką tapome panašus, mūsų visų veidai tapo į apačią. Mes atrodom nukabinę nosis. Va štai atrodome, yra toks angliškas žodis generation, karta. Jūs, brangus jauni žmonės, vaikai, jaunimas, mes su džiaugsmu kažkada suaugę jumis vadinom new generation, nauja karta, nauja viltis. Ir mes šiandien išsigastam, pamatydami, kad ta new generation tampa face down generation. Angliškai toks yra feisiukas, sako veidukas, veidų į apačią, į nuliūdimą karta. Tai yra baisu. Todėl šiandien Viešpats ateina į mūsų erdvę ir sako, atsiverskite, pakeiskite mąstymą. Taip pat žodis metanoja, pakelkite akis nuo tų daikčiukų į dangų. Pakeiskite žiūrėjimo kryptį. Metanoja taip pat tai reiškia sugrįžk, atsisuk atgal į Viešpatį, jeigu buvote nusukę nugaras į Viešpatį. Atsukite atgal veidus į Viešpatį. Esame viena iš labiausiai palaimintų parapijų šiandien visoje Lietuvoje. Jūs kiekvieną dieną mūsų parapijoje įvyko fantastiškas dalykas. Kiekvieną dieną jūs galite ateiti nuo 4 valandos mūsų kankinių koplyčiai, labai simboliškai, kankinių koplyčiai. Žiūrėti Dievui į veidą, atvirų veidų, į eucharistinį Viešpaties veidą, adoracijoje. Vyksta fantastiški dalykai. Esate vaikai ir suaugę, žiūrėdami į Viešpaties veidą, atsiversdami, atkreipdami veidą, atidengdami į Dievą, Dievas gydo jūsų akis, fizinės ir dvasinės, jūsų protą, jūsų mentalitetą, tėveliai taip pat. Ir štai Viešpats sako, mano sandora, į kurią kviečiu tikrai atkreipkite dėmesį Senajame testamente, kai žmonės irgi darė baises nuodėmes. Nojaus laikais, kai žmonės dar neturėjo 10 Dievo įsakymų, jie netgi nežinojo, kokie tie 10 Dievo įsakymų, darė, ką norėjo. Ir darė labai negražius dalykus. Viešpats buvo įskaudintas ir jisai sako, viskas, nuplausiu šitą žemę
nuo to baisaus nuodėmės purvo. Ir atėjo tvanas. Žmonės visi išmirė išskyrus 8 asmenis. Nojus ir jo šeima. Taip pat visų pasaulio gyvūnų porelės. Noriu priminti, brangus tėveliai vaikai, porelės ne 2 drambliai buvo Nojaus laive, bet dramblys ir dramblienė, ne 2 liūtai, o liūtas ir liūtienė, tigras ir tigrienė, katinas ir katienė, šuo ir jo žmona. Viešpats išsaugojo poras, ne tos pačios lyties, skirtingų lyčių. Ir sudarė sandorą ne su dviem vyrais ir 2 moterim, kaip ženklą, bet poros, skirtingos, kaip sako lietuvių kalba, gimties, ne tiek lyties, gimties. Ir sako, ženklas, aš jums priminsiu, niekados nesumaišykite, nepadarykite šitos klaidos, dėl ko aš padariau tvaną, nušlaviau, nes žmonės prieš tvaną darė baisius dalykus, ką dabar nori padaryti tam tikri dėdės ir tetos Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Jie viešpaties ženklą, sandorą, gražiąją vaivorykštę su 7 ir daugybė spalvų. Jie apiplėšė ir sako, dabar žiūrėsite ne į Dievo sandorą, bet į tų nedorų vyrų, moterų, tetų diktuojama begėdišką sandorą, bandydami iškreipti Dievo sukurtą tvarką ir kad viešpats vėl užsirūstintų ir nušluotų mumis nuo žemės paviršiaus dėl baisiausių nuodėmių, kaip atsitiko su Sodoma ir Gomora. Šiandien viešpats sako, pažvelkite ne į tą sugadintą 6 spalvų vaivorykštę, bet į mano gražią, kur yra daugybė spalvų, ne tik 6. Taip pat viešpats sako, mano sandora po Nojaus laikų dar buvo sudaryta, kai žmonės vėl darė nuodėmes. Pasakė savo tarnui Mozei, padaryk varinį žaltį ant karties ir iškelk jį, kai žmonės būsite sužeisti nuodėmės, ligų ir nelaimių. Tie, kurie žiūrės iškeltą ant karties varinį žaltį, liks gyvi. Taip pat dar, kai tauta nusidėjo mūsų laikais, atėjus Jėzui, Jėzus sako, jūs, brangus broliai ir seserys, bus vėl nauja sandora. Kai jūs nusidėsite, kai jūs bijosite, prisidirbsit, dėl to, kad esate dulkės, esate trapi, nebijokite vėl, pažvelkite į mane, pakeisk kryptį nuo savo visų pasaulio baimės, nuodėmių dalykų, pakelk akis į kryžių. Viešpats sako, kai būsiu pakeltas, visus patrauksiu prie savęs, atitaisysiu mūsų nuopolį, mūsų mąstymą. Ir viešpats pažada nuostabus sandoros ženklas santykėje su manimi, į kurį esame jau didžioji dauguma ėję, tai per krikštą. Ir štai viešpats savo pavyzdžių parodo, kad per šią gavėnę jisai šventosios dvasios yra paskatintas, kai jis buvo pakrikštytas, kai jis pasikrikštijo, eina į dykumą. Ir dykumoje ką tik klausėtės iš Morkaus Evangelijos 1 skyriaus, kad jisai ten buvo šėtono gundomas ir gyveno kartu su žvėrimis. Viešpats Jėzus, kaip pavyzdys, ateina per šią gavėnę vaikai ir tėveliai į buvusį rojų, kuriame buvo daugybė augalų, buvo pats gražiausias kampelis žemėje, rojus pavirto dėl nuodėmės, dėl to, kad žmonės nusisuko nuo Dievo. Žiūri į tuos, mes sakom, nebežiūri į vaivorykštę viešpatės, nebežiūri į dangų, nebežiūri viešpatį, nukabino nosis ir mes darome daugybę klaidų. Žemė dėl nuodėmės pavirto į baisę dykumą. Ir ten sako, kad būčiau su žvėrimis. Jėzus per šį gavėnios laikotarpį kviečia tave ir mane, sako, aš ateinu jums į pagalbą.
gyventi, būti su tais žvėrimis, juos nugalėti. Vaikai ir tėveliai, kas yra tie žvėrys? Tai visi tie dalykai, kurie atitraukia tavo dėmesį, iškreipia tavo mąstymą, tave skatina į nuodėmę, apsirijimai, godumai, propaganda, nežinau, visokie negražūs dalykai, tai yra žvėris, kurie nori tave sudraskyti, atimti iš tavęs laisvę. Ir Viešpats čia ateina ir sako, mielieji, ateinu jums padėti. Bet pati gražiausia naujiena, dabar finalas, kaip jau klausėtės mišių pradžioje, Viešpats pakviečia tave į tą dykumą, kad tu palikęs visus trukdymus, visus tuos triukšmus, telefonus, televizorius, kvailystės, ateitum į pasimatymą su mylimuoju, su Viešpačiu. Jėzus, kviesdamas į gavėnią, kviečia visus mus į pasimatymą. Todėl visus išmanius žvėrikus spalvotus, tapšnokslius, kai einate į gavėnią, palikite stalčiuje. Televizorius, apkalbas, visas nuodėmes ir ateikite švarūs į pasimatymą ir pamatysite stebuklą. Amen.